čia kaip pristatinėjo, kur čia gyvenu, tai galvojau gal ir pavadinimą pakeis 20 vietų, kur dirbtinis intelektas gali padėti švenčionėlės išgyventi. Tai čia ateičiai pasikeitimas. Tai smagu matyti tiek daug žmonių, nes sveiki Sebo darbuotojai 3 aukšte, kur ten kavutė, taip jau žiūri, jau atsitraukia nuo sienos, kad pamačiau. Matau, kad ir jūs čia daug, kai kas juokiasi, visada, kai vadovams kalbi, būna sunkiau, nes būna tie, kurie klauso, būna tie, kurie nukačia šitas papasakos mums jaunuolis, tai matau, kad rimti žmonės esat, tai kad biškai atsipalaiduotume, padarysim tokį labai gerą pratimą, kurį aš išmokau iš tokių, iš tikrųjų, žymių žmonių, žinot, Wim Hofą, pavyzdžiui, ne? Wim Hofas yra tas, kur kvėpavimą skatina, tas vaikinas į šaltą vandenį, tai yra Goginsas tenai, tas, kur atsispaudimus visur daro ant scenos, tai mes susitikome visi kartu. Ir sako, ar turit kokių pratimų, kad žmonės prajudint, kas ir sveikatai padėtų, ir psichologai sako, yra vienas stebuklingas pratimas, bet jį žino labai nedaugelis. Ir kad jį padaryti, ką reikia iškelti vieną pirštą į viršų. Pabandykite iškelti vieną pirštą į viršų. Ir kas tą pirštą daro, tą pirštą prasukam biškį. Tai šitas pratimas 2 dalykus padaro. Ir prasijudint padeda, ir patikrinti, kas iš tikrųjų klauso manęs. Matau, sukat ir su tuo pirštu palieskite savo kaktą. Labai gerai sukam, labai gerai mokat sukti, matau, talentingi sukėjai buvo galimai pritam gyvenime, kaubojai, kokie mato ir kažkas, nematau, vienas jau ir galvą suka, jau visi to šokt pradėsim, dabar paliečiam su tuo pirštu savo nosį. Kol kas visi teisingai viską atliekat, labai gerai. Sukame toliau, ir ką dabar padarom, su pirštu paliečiam savo smakrą. Ir pamačiau, kas iš jūsų manęs klauso, to kas tik tai žiūrit, ką aš darau. Tai čia ir patikrinimas buvo, žinote, kaip ten seksis mums šiandien kalbėtis ir bendrauti. Labai graži maikė, aš tokią pačią turiu, iš jūsų gavau, tai irgi vis nešioju. Tai šiandien kalbėsime apie tą temą, kuri aptarta jau yra labai plačiai. Dirbtinis intelektas, girdime šiandien, girdime ten, kiekviena konferencija, pasaulis keičiasi, daug visokių iššūkių, čia viskas bus kitaip, viskas gerai, viskas blogai, visokių girdime tų trendų. Ir tada grįžtam namo, ar tada sėdim prie kompiuterių ir galvojam, nu tai gerai, jau dirbtinį intelektą noriu naudoti, tai kur man dabar jį čia panaudoti? Ir toks pasikrapštai galvą, atsidarai čia GPT, paprašai eilėraščio ir eini miegoti. Ir pasibaigia mūsų pažangus naudojimas. Tai ką šiandien ir padarysiu? Tai tas naudojimas maždaug taip ir atrodo, kad LinkedIn'e mes mėgstam visi pasipostinti, pasakyti, nu čia dirbtinis intelektas keičia gyvenimus, dirbtinis intelektas čia keičia, kaip mes bendraujame su juo, bet realybė, kai ateini į įmonės, vedu tų mokymų labai daug, tikrai įvairiausias įmonės pamatau ir dažniausiai tas naudojimas nebūna galbūt toks, koks pats galvoju, kad yra ir kodėl taip yra toksai balto popieriaus sindromas. Ką daro balto popieriaus sindromas, tai kai kažkas sako, kad tu gali padaryti bet ką, nes su Exceliu sakė, gali padaryti bet ką, tai kai gali padaryti bet ką, ką daryti, kyla klausimas. Ir dėl to, ką mes turime Excelyje, mes turime Excelyje šablonus. Pamatom šablonus, pamatom, ką galima padaryti, ir tada pasidaro iš karto lengviau. Tai šitoje vietoje su dirbtiniu intelektu yra panašiai. Sako, ChatGPT galite klausti bet ko. Kai gali klausti bet ko tu klausi, nežinai, o šablonus, kokius šiuo metu gauname, jie nėra labai įkvepiantis, kai tau pasako, kad gali paklausti, nežinau, veiklos, ką veikti su draugais nauja mieste. Gal ir neblogai, bet nėra tai galbūt, ko aš norėčiau. Tai apie ką mes šiandien kalbėsime, tai ir bandysiu aš parodyti praktinių pavyzdžių, kadangi žinau, kad iš skirtingų verslų esate, bet tuo pačiu ir šeimos žmonės esate, ne tik verslininkai, tai parodyti įvairiausių pavyzdžių, kur dirbtinis intelektas gali nešti vertę jau šiandien. Ne tik tai teoriškai, bet praktiškai, kas išbandyta ir tikrai veikia. Okay? Tai pirmas iš dalykų, pradėsime taip, pavadinkime, lėtesniu tempu, tas, kas žinoma daugumai iš mūsų, tai klientų aptarnavimas su dirbtinio intelekto chatbotais. Atsimenam visi 1. ir 2. kartos chatbotus, tie, kur klausi dalykų ir atsako tau nesąmonės, labai tokie varginantis įrankiai, kur tu greičiau nori pas gyvą agentą atsidurti. Tai kas yra fantastika, kad dabar su dirbtinio intelekto chatbotais mes galime duoti jiems informaciją nestruktūruotą apie save ir kad jie tada ją suprasdami atsakinėtų mums pasirinktų tonu jau kokiu norime. Ir tą padaryti dabar yra labai paprasta, mes pridarę esame jų gan nemažai įvairiams appsams, puslapiams, kur galite įsibandyti. Ir kaip man atrodys šitas pranešimas visas, tai aš pradžioje jums parodysiu panaudojimo būdą, parodysiu pavyzdžių ir tada parodysiu procesą, kaip jūs patys tą galite pasidaryti. Tai mes tokie praktiniai šiandien būsim. Tai ką čia matote?
kad bus skausmai, apie juos nesiplėsiu dažnai, kada čia bus įrankiai, su kuriais galite tą patys pasidaryti ir procesas, kaip tą galite padaryti. Tai pavyzdžiui, kaip tos chatbotus pas save gali įsidėkti, tai geriausias būdas, aišku, yra per API-us tų įvairiausių didelių kalbos modelių, bet lygiai taip pat jau yra ir sukurtos įvairios aplikacijos, kurias galite pabandyti ir išnaudoti, kaip chatbase.com, chatbot.com, botsonic.com, tikrai verta pasibandyti, naudoti ir dabar juos kurti yra pigu, lengva ir nesunku. Tai jeigu kažkas jums sakys, kad čia jums chatbotą sukurti kainuos ten 50 000, bando nurašyti nuo jų, ten tikrai netiek kainuoja, yra visiška nesąmonė, dabar už kelis tūkstančius galite bent jau pradinę versiją susikurti, patestuoti, ar iš vis kažkam jo reikia, nes blogiausios inovacijos tos, kur darom inovaciją vardan inovacijos ir ją naudoja ten 3 žmonės. Tai tokių dalykų nereikia. Kitas panaudojimas yra produktų aprašymai su dirbtiniu intelektu arba paslaugų aprašymai. Kas iš jūsų Excelį naudojat? Mėgstamiausia mūsų visų programa, ką mėgstat laisvalaikiu veikti, ten Excel'yje formulyčiai pakurti. Tai ką dabar galime daryti su dirbtiniu intelektu, kaip Excel'yje yra formulės, ir mes parašom vieną formulę ir galime tempti ir įvairiausiams, įvairiausiams formulėms apskaičiuoti skirtingus dalykus su skirtingais kintamaisiais, mes tą patį dabar galime daryti su promptais arba užklausom, įsidėti juos į Excelį ir kai reikia ruošti aprašymus, SEO, Instagramo, Facebooko, LinkedIno postus, reikia išsiplėtimą, kad būtų sutrumpinti kažkokį aprašymą produktų, ištraukti tam tikrą informaciją iš jo, kai yra nestruktūruota. Visą tai dabar galima labai paprastai padaryti, integruojant dirbtinį intelektą į savo Google Sheetsus. Kaip tą galite padaryti? Yra toks plėtinys sheetgpt.ai, kurį jūs įsidedat kaip plėtinę. Tenai yra labai patogus procesas, parodo, kaip jis integruojasi į Sheetsus ir tada jūs galite tiesiog kaip su formulėm nurašyti lygų GPT, skliausteliuose promptas ir tą patį promptą vesti ir tūkstančiams produktų naudoti. Mes esame sukūrę tokių automatizacijų klientam, kurie, pavyzdžiui, shopus turi, kur anksčiau būdavo copywriteriai, kurie rašo ten tuos aprašymus, SEO, hashtagus, taip toliau. Dabar tiesiog proscrolini žemyn ir visiems iš karto laudina, kuria dalykus ir pasidaro. Labai lengva integruoti. Biškai, aišku, užtruks pusvalanduką, kol pramoksit naudotis, bet po to nebegalėsite nenaudoti jo. Kitas panaudojimo būdas yra dirbtinio intelekto grafinio dizaino sprendimai. Aš pats, pavyzdžiui, nesu dizaineris, neturiu didelio estetinio pojūčio kažkokio, bet dėl dirbtinio intelekto aš dabar galiu kurti sąlyginai visai gražius dalykus. Tai, pavyzdžiui, gal kažkas matėte, prieš šį sezoną mokymų sukūriau, galvoju, reikia kampaniją kokią paleisti, tai sugalvojau kampaniją ir pakūriau tokią, kad maždaug mūsų mokymai tokie geri, kad ką veiksi, kai dirbtinis intelektas dirbs už tave. Tokia buvo maždaug žinutė. Ir, pavyzdžiui, kad čia, tu geri mimozas, dirbtinis intelektas dirba, tu su šeima, dirbtinis intelektas dirba, tu Tinderį, AI dirba. Tai tokios buvo žinutės ir šitą aš idėją gyvenau per pusę valandos maždaug. Pagalvojau, su Midjourney pasikūriau vizualų, sudėjau į šablonus, su kolegom dar paprašiau feedbacko, per 2 valandas sukūriau, nereikėjo agentūroms leisti vėl tenai 10 000, vizijai, misijai ir 2 mėnesius laukti. Toks imi pasileidi, pasitestuoja, ar veikia, ar neveikia ir tada gali arba žudyti, arba toliau jau kažkaip puoselėti giliau ir kokybiškiau. Tai kaip tą galima daryti, šitoje vietoje pats naudoju Midjourney, yra ideogram įrankis nemokamas, bet dabar mačiau laudas pas jį dažnai, tai jeigu kas nors norit išsibandyti nemokamai Leonardo, galite pabandyti įrankį Leonardo AI. Aš labiausiai mėgstu Midjourney, bet jisai yra mokamas, tai pradžiai kaip visada svarbiausia pabandyti. Jei nori pabandyti, Leonardo atsidarai ir arba ideogram ir parašai. Ir tada Canva Magic Studio, jeigu nes profesionalus grafikos dizaineris, reikia kažką tik tai paprasčiau, gražiau sukurti, pilnai užtenka šitoje vietoje Canva Magic Studio. Judam toliau. Ir kitas panaudojimo būdas yra susitikimų transkribavimas su dirbtiniu intelektu. Kas mėgstate meeting minutes rašyti po susitikimo? Nematau kažkodėl ranką. Tai šitoje vietoje niekam tai nepatinka, tai dabar vėlgi dirbtinis intelektas gali ateiti kaip asistentas ir transkribuoti mūsų susitikimus. Čia nieko neperskaitysit specialiai numažinęs esu tekstą, kad mūsų tenai visokių spicy pokalbių su komanda neskaitytumėt. Bet ką mes turime asistentą, kuris dabar jau nebeturim jo, nes galiausiai supratom, kad niekas vis tiek jų neskaito šitų dalykų ir galvom, kad tiesiog jų reikia. Bet tie, kuriems reikia tų minis ir summaries, tai yra įrankiai, kur jis ateina kaip susitikimus online kaip papildomas žmogus, jisai transkribuoja, ką kiekvienas žmogus kalba, galite pasirinkti formatą, ar norit ilgai kaip čia, ar norit labai trumpai, ką kiekvienas įsipareigojo žmogus, ką kitai savaitėje aptarti reikia ir panašius dalykus, visą tai jisai sutraukia. Geriausias įrankis kol kas, kurį radau lietuvių kalba, tai buvo timeos.ai, supranta lietuvių kalbą 97%.
tai yra labai puikus, bet yra mokamas. Nemokamas yra Firefly AI, bet man jis nelabai patinka, nes matėme ir Zoom'e, dabar yra ir kitose programuose, bet jie kartais lietuvių kalbos nesupranta savo temoje, tenai šneka, tas santraukas duoda, ten atrodo iš kito pokalbio. Tai šitoje vietoje, kaip tas atrodo, instaliuoja TimeOS, pasirenkat, kokiu formatu norit atsakymų ir einat planuoti skambučių. Įdomu, nori dar? Ar užtenka jau? Noriu. Gerai. Tai kitas yra labai fainas panaudojimo būdas automatizuotas naujienų monitoringas. Šiais laikais, kai visur atrodo, tenai kiekvieną dieną, kad pasaulio pabaiga vyksta, stebuklas, kaip mes dar nenumirę visi esam. Ir kai eina tas ištisas rautas, tai čia viena iš priežasčių buvo, kodėl pabėgau į kaimą gyventi, nes tenai daug ramiau. Ten naujienos po 2 mėnesių atkeliauja į tarlaikraštį, žinot, ten namuos interneto nėra, viskas nebėra FOMO tokio, kad reikia skubėti, bėgti ir panašiai. Tai irgi ką mes padarėme, kad visų naujienų nereiktų kiekvieną dieną skaityti, mes gauname santrauką su svarbiausiais dalykais, kas mums aktualūs atsitiko. Jis leka va šitaip. Ir tada yra tenai tiesiog šaltinis. Jeigu mums įdomu apie tai plačiau paskaityti, spaudžiam šaltinį, atsidarom ir tada apie tai skaitome daugiau. Slackas yra mūsų komunikacijos priemonė, čia žinote, kaip messengeris, bet darbui. Ir kaip tą galima padaryti, tai čia procesas yra jau šiek tiek sudėtingesnis, nes čia reikia naudoti automatizacijos platformas kaip Zapierą, mes naudojam santraukoms Cloudija ir pasirinkti šaltinį, kurią vietą norėsite atsakymų, bet jeigu nueisite tą patį Zapierą arba make.com, ten tikrai yra šablonų, kaip automatizuotas naujienų santraukas gauti. Šablonai yra ir pas mus partnerių sistemoje, jeigu norite YI puslapyje, tai dar šiandien kaip tik ir 5% nuolaidą duosiu, kas norit kodo parašykit, bet tenai mes tokiais šablonais ir dalinamės, kad tas automatizacijas būtų galima daryti, tai galite ir patys pasibandyti, nes yra tikrai ir viešai pilna prieinamų tų pavyzdžių ir tada nusikopijuoja tiesiog savo duomenis, sudedat ir tada pradedate eksperimentuoti. Labai fainas ir įgalinantis jausmas, kai tu galvoji, čia automatizacija sudėtinga, daug procesų, bet tu pasėdi per tą nepatogumą pusę valandos ar valandą ir tada tu padarai ir tada tu supranti, kad tavo vaikai, kurie ten programavimą studijuoja, kad jie negeba tų dalykų padaryti, ką tu gebi, ne? Čia viški kažką pramokęs. Kitas panaudojimo būdas labai fainas yra grįžtamojo ryšio davimas. Mes dažnai nemėgstam to grįžtamojo ryšio, slepiamės nuo tos tiesos, sakom, gal nereikia man čia tos tikrosios tiesos, gal geriau čia meluoti savo, kad čia viskas fainai. Bet kartais, žinot, ta tiesa yra gerai, bet aplinkiniai žmonės irgi jau nenori tavęs įžeisti, susipykti. Bet ChatGPT neturi kažkokių skrupulų, jam su jums santykio palaikyti nereikia, tai ką jūs galite daryti, galite įvairiausius dalykus daryti. Pavyzdžiui, ką aš čia padariau, įmečiau savo fotkę ChatGPT ir sakau, ChatGPT, ar gali man duoti patarimų, kaip pagerinti savo įvaizdį, kad žmonės mane priimtų rimtai pagaliau. Ir ChatGPT sako, pirmą nusimest tą megztinį su gobtuvu ir kepurė, nes čia slaptas agentas kažkoks. Sako, pasirink normalius drabužius, galbūt švarką, jei nori žmonės, kad manytų, kad bent jau stengiasi. Ir sako, baig su tuo taikos ženklu, sako, ne paauglių vakarėlis kažkoks, ne? Grįžtamą ryšį galime įvairiems dalykams gauti. Savo idėjai, naujo verslo pristatymui, prezentacijai, vizualui, savo išvaizdą, jeigu norit, yra dabar nauji net AI aplikacijos, tarp populiariausių išėjo, vadinasi UMax AI ir dar kažkokie viena kitos neatsimenu, bet panašaus tipažo, kur ką jūs galite daryti, jeigu turit per mažai kompleksų, keliat savo nuotraukas ir vertina jūs, kiek jūs esat negražus nuo 1 iki 10, ne? Ir kaip tada gerint galite savo išvaizdą. Tai šitoje vietoje, kaip tą grįžtamą ryšį gauti, tiesiog naudojam bet kurį kalbos modelį, kuris priema vaizdų, kur multimodalinis yra, dedame tas savo idėjas, pasiūlymus, apžvalgas ar panašius dalykus, kas mums yra svarbu ir kam reikia to grįžtamo ryšio, screenshotus puslapio savo naujo ar panašiai ir prašom, kad jis pakritikuotų, duotų grįžtamą ryšį ir ką mes galime pagerinti, netgi atliepiant tam tikrus dalykus. Specifiškiau, abstrakčiau, kaip jau norite. Darbo skelbimo aprašymai irgi yra fainas panaudojimo būdas, dažnai juos darome, tai čia vėlgi jis gali būti platesnis, bet tikrai veikia, žinau labai daug įmonių, kas tą naudoja ir gan kokybiškai naudoja, tai šitoj vietoje, ką aš padariau, paprašiau ChatGPT, sakau, ar žemaitiškai man paruoš darbo skelbimą naujai dirbtinio intelekto mokymų pardavimo pozicijai. Nes ieškom pardavėjų ir sako, ką jisai pasakė, sako, ieškom buvo, ko mokėtų parduoti jai mokymus kaip kuncas su medum. Sako, reikia sėdėti, šnekėti, rodyti, koks jai naudingas ir pinigų prineš. Sako, jei išmanai dirbtinį protą ir gali žmogų kalbam apmul darbs tavo. Komunikacijai sukalbėtum, strategijų mąstytum, jei netyčia parduosi, algos negailės. Na? Tai čia nebūtinai yra literatūriškai teisinga žemaičių kalba, bet jau kai tik atradau šitą heką, aš 2 savaitės vasarą tik žemaitiškai ir bendravau su dirbtiniu intelektu, nes po to sakau, ar pats dirbtum tokioj
pozicijai, jis sako, dirbčiai, jei užaugs sumokėtų, bet jei reiks kalbėti ir ždyką šnekė, tai tegul kiti bando, sakau, aš rimts dalykus esu. O aš jam tada sakau, jei Bernatonis vadovas būtų, ar dirbtum? Sako, jei Bernatonis vadovas būtų, tai reikia žiūrėti, ar algą šviesų galą mato, jei pinigs paskaičiuojas, gal ir dirbčiai, bet jei pažadai kaip žarijas, tai sako, tai pats savo vadovauja. Tai šitoje vietoje atvira irgi ir grįžtamo ryšio tą pačiu gavau, ne? Bet tikrai galima ruošti kokybiškus, aš žinot. Pavyzdžiui, duodu šmaikštesnius tam, kad mes jau matau visi priekybiškai labiau palinko, tai ne nuo tų galinių sėdinių. Tai kaip tą darome, tai galite arba su tuo ChatGPT daryti, arba yra Grammarly įrankis, kuris būtent tam skirtą funkciją pristatė, kur parašot įmonės veiklą, svarbės detalės, poziciją. Paprašo darbo skelbimų, galite pasakyti, kokias dalis išryškinti, ne apie jūsų darbą, kurias galbūt paslėpti reikėtų, ne, ko ten, nu, čia labai fainas, ten mes įtraukiam tos žmonės, čia visi kolektyvas super, bet praktika, pasirodo. Ar kažkas tokio, tai viską galim padaryti ir jis labai gerai nulaižys tą turinį. Kitas panaudojimo būdas yra dokumento analizai. Vis dar nežinau, kodėl tiek nedaug žmonių naudoja dirbtinį intelektą su dokumento analize, bet yra vienas fainiausių dalykų. Nežinau, kas iš jūsų mėgstate skaityti bet kokį dokumentą, kuriame yra 90 puslapių bet kokios informacijos, aš negaliu pakęsti. Ne? Ir dažniausiai ten nieko įdomaus nėra. Tai šitoje vietoje ką galima dabar daryti, tuos dokumentus galima tiesiog įmesti dirbtiniam intelektui, galima įmesti 1, galima įmesti 3, galima įmesti 10. Ir prašyti, kad jie duotų tau santrauką, kad jie duotų palyginimus, jeigu keli dokumentai pasakyt, kaip jie vienas kitam prieštarauja, ar panašiai. Vakar vedžiau irgi mokymus tokius vadovams, kurie darė prezentacijas, darė koncepcijas tokias ateities, kaip hackathonas buvo, paruošė pristatymus ir tada vietoj to, kad mes vertintume, aš nenoriu su nei vienu vadovu susipykti, aš tiesiog sakau, o dabar žinot, kas įvertinti, ChatGPT mes įkeliam tos prezentacijos, jos buvo ironiškos ir ChatGPT tada pagal tam tikrus kriterijus per pusę minutės pats visas prezentacijas įvertino ir galėtų jūs paskelbę. Ne? Labai paprasta. Tai vienas iš pavyzdžių, kam galite naudoti ChatGPT, galite naudoti Claude AI, irgi jį parodysiu dar vėliau ir papasakosiu, ChatGPT alternatyvą, arba galite naudoti dar Notebook LM. Kažkas gal naudojate jau Notebooką, ne? Tai Notebook LM yra realiai vienas Google produktas, kuris man patinka. Tai jis tikrai kokybiškas, interfejsas yra patogus, būtent su dokumentais, šaltiniais, su tubo šaltiniais dirbti, kur jūs galite įvairiausių šaltinių į vieną chatą prisimesti, jį nuolat pildyti ir kokybiškiau su ta plačia informacija dirbti. Kitas panaudojimo būdas yra demo aplikacijų kūrimas ir vizualizacija. Ne? Tai ką galima dabar daryti labai paprastai, žinom, kad ChatGPT galėjo ir kodą kurti, bet ką man su tuo kodu veikti, jeigu aš nežinau, kur įdėti. Ne? Tai šitoje vietoje, kas yra faina įrankiuose, kaip Claude AI, kad jame mes kai parašome ir paprašome kažkokio tai kodo, jis iškart duoda ir interfejsą. Tai pavyzdžiui, čia aš ką paprašiau padaryti, sakau, sukur Claude'ai savo konkurento ChatGPT interfejsą. Jis man iš karto sukūrė interfejsą. Su kodu, kurį aš galiu testuoti, galiu tobulinti, galiu keisti. Va, sukūriau, pavyzdžiui, irgi per šitą, tenai būna office sėdžiu ir tenai ir sakau, sukurk man Nokijos tą Snake'o žaidimą. Jis man sukūrė, aš ten varau, sakau, patobulink, kad tenai atsirastų vietoj kaladėlių, kad atsirastų vaisiai, atsiranda ir tas ir žinot, tai kaip kietai jauties, kaip aplinkui vaikšto kolegos, tau kodas tenai varo, tai jau labai pradėjau ten promptukus parašai, sakai, sukurk man šitą ir interfejsą. Tai kaip tą gali daryti, Claude AI yra nuostabus įrankis, kuris tik tai gegužę tapo prieinamas Europoje, labai laukiau jo metus laiko, nes tik tai su VPN buvo galima pasiekti ir kaip tą galite daryti, kad sugalvojot idėją, atsikradot Claude AI ir sakot, parašyk man, sukurk šito žaidimo interfejsą, šitos aplikacijos, šito puslapio. Šiandien ryte kalbėjau Limos renginyje, Lima Marketing Day, kur buvo, ką aš padariau irgi kaip eksperimentą, įmečiau tiesiog jų puslapį ir tada iš karto sakau, sukurk man kaip šitas puslapis, man jis lygiai tokį patį kodą iš karto paruošė, ką aš galėjau naudoti. Ne? Tai jau dabar kiekvienas iš mūsų tą galim padaryti. Kitas fainas irgi panaudojimo būdas yra automatizuotas naujienų skreipinimas. Automatizuotas puslapių skreipinimas, kai reikia konkurentų sekti, kai reikia tam tikrus puslapius, informaciją ištraukti, lydsų, visokius dalykus, tai labai yra patogus įrankiai tam daryti, tai tiek, sakau, informacijai sekti automatizuotai ir panašiai. Ir įrankiai tam yra Apify, tai šitas labiau lead generation'ų, jeigu reikia jums. Kitas yra Browse AI įrankis, skirtas daugiau labai paprastai per 2 minutės, kur savo robotuką galite pasidaryti. Integruojat, parašote, kokią informaciją norit sekti puslapiuose, ką ištraukti ir tada sėkmingai savo naudojat. Giliai įkvepiam. Gerai, įpusėjom, važiuojam toliau. Labai geras panaudojimo būdas yra derybose. Deramės kiekvieną dieną,
Kas dažniausiai laimi dėrybas? Tas, kas geriausiai pasiruošęs joms yra, ne? Ir mes tikrai nuoširdžiai ruošiamės tom dėrybom, tokiam, bus gerai, kažką sugalvos. Tai šitoje vietoje tikrai galima ChatGPT daug fainiau padaryti ir galima jo prašyti, kad jisai sukurtų kliento arba kitos pusės vadovo, kam be pristatinėtumėte idėją, pasipriešinimus ir kaip jūs tuos pasipriešinimus galite atliepti. Ir labai tiek kartų naudotas variantas labai pasiteisina, vėl pavyzdį pakūriau su žemaičių kalba, sakau, ar gali paruošti pasipriešinimus, kodėl klientai gali nepirkti mūsų nuostabių dirbtinio intelekto mokymų. Ir sako, per brangus tie mokymai, neturim biudžeto. Koks atsakymas, sako, brangus kaip auksas, bet ir atneš auksinių vaisių. Sako, investicija kaip bulvės sėkla, iš pradžių gaila, bet kai derlius ateis, pats nustepsi, kiek uždirbs. Ane? Geras, mūsų darbuotojai nesupras šitų technologijų. Atsakymas. Darbuotojams AI kaip karviai melštuvė, gal iš pradžio atrodys sudėtinga, bet kai pradės naudoti, dainuos kaip paukštį pavasarį. Ne? Ir panašiai, žiauriai geri yra iš tėvo, mano net dėdė irgi darbinosi į vieną poziciją kaip junior programuotojas, ten buvo, sako, padėk man pasiruošti darbo pokalbiui, sakau, pabendrauk su ChatGPT kaip su HR-u, žinai, padės pasiruošti. Ir po 2 savaičių susitikome, ten sako, Antanai, gavau darbą, sako, geras kaip gavo, sako, 80% klausimų, kuriuos HR-as uždavė, man ChatGPT pasakė ir aš jau žinau, kaip juos atsakyti, kad jie taptų ironiškai, išmaikščiai, kad gautus ir fainas vaibas ir teisingas. Ne, tai čia yra toks labai atrodo paprastas panaudojimo būdas, bet kuris tikrai veikia ir yra naudingas. Kaip tą darom? ChatGPT pristatom temą, apie kurią bus dėrybos, paprašom sąrašo prieštaravimo, kurie gali būti kitai pusiai ir pasirenkam irgi toną, kuriuo norim, kad gautume atsakymus. Ne? Kaip Schwarzeneggeris atsakinėtų, pavyzdžiui. Galim pasakyti, tai visokiausi būdai, kokius tik tai sugalvos. Kitas fainas panaudojimo būdas yra voice overiai. Žinom, kaip šita technologija pažengia į priekį. Tai čia aš parodysiu jums tokį trumpą video. The world is a wonderful place. Just travel more. Go to Tuscany, eat burrata, make Italian cepelini and salty barščiai and smile every day. Ne, matome, žavus jaunuolis, kalba protingai, taip įdomiai. Tai šitoje vietoje čia atrodo kaip aš, bet čia ne aš kalbu. Čia yra mano avataras. Aš jį susikūriau per 3 minutės, kaip susikūriau, nusifilmavau save, kalbėjau apie kažką, jisai išsimokė mano balso, net netobulintas balsas, mano veido, ir aš tada galėjau dėti kokį noriu skriptą. Tai čia šalti barščiai ir yra dėl to, kad buvo įdėtas skriptas, kur aš miksavau anglų, lietuvių kalbas. Ane? Čia nėra ateitis, čia vakar dienos naujienos. Kiekvienas iš mūsų atsidarė HeyGeną, tai kaip mes tą galim daryti, tai čia, jeigu tik tai balso reikia, tai yra ElevenLabs arba Morph.ai, jeigu norite su vaizdu, labai fainas įrankis, žiauriai įdomius, meta visokias demo naujas versijas, kurias naudosime neužilgo. HeyGenas, tai aš dabar kurio labiausiai laukiu, išbandžiau su agentu, kuris tiesiogiai kalba ir jis kalba, tada tu pertrauki, jisai sustoja, su veidu kol kas yra tik tai agentai kiti, bet aš manau, pusės metų bėgyje Early Accessą gausiu ir savo galėsiu susikurti tokį, kur, kai man skambinsi dėl mokymo, atrodys, kad Antanėlis kalba, iš tikrųjų ne jis, ne? Tai čia mes visai esame šalia to, o jeigu kažkas savo avatarų tokių norite su skriptais ir nenorit klientams ten video filmuotis ar social media, ar kur ten bereikėtų, tokius imat, paduodat savo kolegoms, sakykit, imkit mano veidą ir rašinėkit savo skriptus, tik tai nesąmonį neprirašykit per daug, kad nešalti barščiai būtų. Kitas panaudojimo būdas yra dirbtinio intelekto santraukos. Ne, tai visi žinome, kaip svarbios naujienas, kaip kartais įdomu skaityti yra ir kad mums kartais iš ten viso ilgų naujienų reikia tenai vieno sakinio ištraukti. Tai tam yra labai faini plėtiniai pačiuose puslapiuose, kuriuos mes galime naudoti. Tai arba į ChatGPT galime mes tą informaciją ir santraukų parašyti, arba yra tokie plėtiniai kaip Harpa AI. Tai kas yra plėtiniai, kuriuos galima tiesiog instaliuoti į savo naršyklę ir naršyklėje, prieš tai jau minėjau kelis plėtinius, jie veikia naršyklėje, nereikia kažkokio didžiulio mokslo. Tiesiog instaliuojame ir jie veikia naršyklėje ir įvairiausių tų plėtinių yra. Tai čia vienas iš jų, kuris šone tiesiog atsiranda, yra jo mokama, nemokama versija, aš naudoju nemokamą ir kur tu ateini puslapis ir iškart gali susirašinėti su tuo puslapiu, sakyti, kokios tavo informacijos reikia, perfrazuoti ją, gauti santrauką ir panašiai. Labai paprastas, fainas panaudojimo būdas. Kitas labai mūsų visus džiuginantis dalykas yra, kai gaunam teisinius dokumentus kažkokius, ne, ir kai reikia juos tenai skaityti, tenai tos papunkčius visus, kur ten tas pas per tą patį ir nežinau, aš negaliu skaityti, man neturiu tokio dėmesio lauko didžiulio. Tai ką aš darau, pavyzdžiui, kai man reikia pažiūrėti, man atsiunčia dokumentą, kur nėra tokio dydžio ir svarbos, kad reikėtų siųsti advokatui, bet vis tiek nori peržiūrėti, ar čia netiduodi savo tenai švenčionėlių namų kažkam. Tai šitoje vietoje gali
įmesti savo dokumentą ir prašyti ChatGPT, kad duotų santrauką, pavyzdžiui, pavojingiausių dalykų, kur čia mano bando, kur man reikia atkreipti dėmesį į kurias dalis ir panašiai. Ir jisai duoda, sako, pažiūrėk šitą ir šitą punktą, tada klausia, kaip man jį patobulinti būtų galima, vėl jis duoda patarimus ir panašiai. Norit gero hako ChatGPT tiesiog naudojimui? Ne? Tai jeigu gaunat atsakymą, kuris jums nepatinka. Žinot, ChatGPT dažnai duoda nesąmoningą atsakymą. Ką jūs galite padaryti? ChatGPT apie grįžtamą ryšį kalbėjom, jis labai gerą feedbacką gali duoti ne tik kitiems, bet ir savo. Ką jūs galite padaryti? ChatGPT, kai duoda nesąmonę, galite pasakyti ChatGPT, duok savo grįžtamą ryšį, kur galėtum patobulinti šitą atsakymą. Ir jis pasakys, šita dalis silpnoka, čia galėtum kitaip taip. Ir ką tada galite padaryti, sakyti, o dabar pagal tai ir patobulink pats, ne? Mes tampam gidas jam, kuris veda. Tai kaip su tais dokumentais, ne, kai juos gaudame, jeigu reikia patiems draftus kažkokius paruošti trumpus, visą tai galima padaryti su tiek ChatGPT, tiek kitais modeliais, aš nenoriu jums per daug įrankių irgi duoti. Bet iš esmės duodam ChatGPT rolę, pavyzdžiui, sakom, elkis kaip geriausias teisininkas Lietuvoje, apskritai vienas svarbiausių dalykų, net duokime rolę, bendraudami su dirbtiniu intelektu, kad negautume tų standartinių atsakymų, kur žmogus LinkedIn'e metus laiko nepostino ir staiga ten 3 pastraipų užmintis pradeda anglų kalbą lietis, hey folks, I'm thrilled to announce, ne, savo ten kažkokius dalykus. Nieko nėra blogiau, va rytoj kaip tik apie tai postą rašysiu LinkedIn'e, jeigu norit pasiekit mane, 10 būdų kaip žmogiškesnius tekstus su jam rašyti. Tai duodam rolę, nusinčiam dokumentą, aišku, be jautrios informacijos, be tos informacijos, kuri nenorėtume, kad nutekėtų, tai arba nuasmeninam mane, arba paslepiam, arba nekeliam tokio dokumento ir paprašom mane, kad paruoštų kažkokio kontraktų pavyzdžius arba santraukas. 15 panaudojimo būdas yra projekto plano sudarimas. Visi turim tų kolegų, kurie turi labai daug idėjų, ten jau tokį ir tą darom ir kai paprašai jo kažkaip aiškiau tą padaryti, nesąmonės gauni. Tai tokiem kolegom galite padėti ir pasidalinti įrankių Miro ir tenai yra labai fainas panaudojimo būdas, kad jūs galite aprašyti savo tą procesą, projektą ir jisai iš to iškart sukuria tokią vizualizaciją, planą padaro. Ne? Tai yra labai fainas įrankis, kuris vadinasi Miro, kaip juo naudotis, prisijungiate Miro, atsidaro Create with AI funkciją, aprašo tą procesą, kuo detaliau aprašys, tuo geresnis rezultatas bus. Jeigu reikia vėlgi, tada paruošti iš to, žinot, kaip dažnai biurokratijai reikia. Viską pasako 3 sakiniai, bet vardant biurokratijos reikia 1000 žodžių, ne SS. Tai kad jeigu taip yra, tai tiesiog screenshotą padaro to proceso, įmetat pačiam GPT ir sakai, išsiplėsk, ne, aprašyk man plačiau. Kitas panaudojimo būdas yra sentimentų analizai, ne, tai irgi šitoje vietoje dažnai gauname kažkokius komentarus, su kuriais mes nelabai, kur nepatenkinti klientai ir panašiai, ir irgi mėgstam, iškrito visi pinigai jūsų, tai jeigu ką, aš kažkiek galiu paėmti. Tai sentimentų analizė, tai kartais gauname nepatenkintų komentarų, norim kaip čia juos atsakyti, nežinome, šitoje vietoje vėlgi Facebooko komentarų visus suskaityti gali būti sunku. Ne, tai ką mes galime daryti irgi, kai gauname dokumentą, kuriame jau nežinau, ką sekame, ar tai yra Facebookas, Instagramas, Redditas, TripAdvisorius ar bet kokia kita aplinka, mes galime pažymėti, kad ChatGPT analizuotų sentimentus, ne, tai čia vėl automatizacija, kad žiūri sentimentus, pažymi, kur yra teigiami, neigiami, pavyzdžiui, atsakymai ir tie, kurie yra neigiami, jisai gali automatiškai iškart ir atsakymus paruošti, gali ir postint. Mes rekomenduojam dažniausiai, kad nusiųstų adminui ir adminas perskaitęs patvirtina ir tada tik tai yra postinama. Tai kaip tą darome, vėl yra make.com arba Zapier platformos, ChatGPT ir GPT asistentai, tai čia būtent mes, kaip darome per GPT konkretų asistentą, tą darome, kuris sukurtas būtent sentimento analizė ir tokiu atsakymo formatu, kokiu mes norime, ir jisai būtent tą ir sudeda. Tai šito nesitikiu, kad visi padarysit, tikrai sudėtingiausias turbūt šiandienos procesas, apie kurį kalbam. Aha, daug informacijos, ne viską, jau žiūri plėtą, jau pakybęs jau ant rankas truputėlį, bent savus palaikytume ant tų laiptų sėdėdamas. Tai kitas panaudojimo būdas duosiu žemiškesnę, nepasudėtingo šito kelionių planavimui. Tai kas iš jūsų mėgstat keliauti? Kas nemėgstat? Gerai, kad nekėlėt rankų, nebendraučiau su jumis daugiau. Tai šitose vietose kelionės yra fantastinis dalykas, bet ko negaliu pakęsti, kai Google'e ieškai vietų, kur apsilankyti ir sumeta turistiškiausias vietas įmanomas ir ten tiesiog matai, kaip visi ten labai turiu, reikės įmest, va gerai idėja, fotkę turiu prie Monos Lizos paveikslo, kur Mona Lisa, 100 žmonių su telefonais į 100, aš atsisukęs toksai stoviu tiesiog priešais kamerą irgi tarptų žmonių visus, kurie fotkina. Tai dažnai toks būna vaibas kelionių, bet pasaulis tiek daug turi pasiūlyti, tiek daug fantastiškų dalykų ir smagiausia yra surasti paslėptas vietas. Tai va sausį, pavyzdžiui, mėnesį į vieną tokią paslėptą ir lėksiu, bet kokio gegužę buvau Italijoje. Buvau Toskanoje ir ChatGPT pilnai suplanavo mano kelionę.
pasakiau aš šiam kriterijui, sakau, kad aš nemėgstu miestų, nemėgstu turistinių vietų, noriu per dieną 3 valandas maždaug keliauti, likusiu laiką noriu vyną gerti ir buratas valgyti. Na. Ir jisai pagal tai man ir sudėliojo tuos miesčiukus, kurie buvo fantastiniai, apsistojimo vietas pasiūlė, kurios buvo pasaka kažkokia, ką aš dabar su ta kelionė, su Fiatuku 500 raudonu ir lakščiau po tas kalniukus, buvo geriausia kelionė, kurią aš turėjęs gyvenime. Mano draugai dabar prašo tiesiog, kurie keliauja tenai, ar gali, sako, screenshotus mums atsiųsti tiesiog ChatGPT chat'o. Norim tokią pačią kelionę turėti. Tai kaip tą darome vėl, ChatGPT tiesiog duodam geriausią pasaulyje planuotojo kelionių rolę, papasakom, ko norime, ko nenorim ir naudojam įvairiausiams dalykams. Galim parašyti ChatGPT, kad taptų gidu. Ne? Nežinau, kas iš jūsų mėgaujatės tais gidais, kurie datom ateina ir 1700, tik prasideda taip kalbėti, iš karto galvoju, kur aš čia iššokau. ChatGPT tu paprašai, aš turėjau miestelį, sakau, ChatGPT trumpai papasakok man miestelio istoriją. Papasakok trumpai miestelio istoriją. Sakau, elkis kaip geriausias storytelleris pasaulyje, ir papasakok man miestelio legendą kažkokią, apie kurią čia pasakok. Papasakok man miestelio legendą. Vėl tada paprašau, kažkokia yra, žinot, ten būna pilna tų statulų, nesuprasi, apie ką nufotkini, apie ką šitą statulą. Tai, pavyzdžiui, su tom legendom tai irgi vieną miestelį atvariau ir sako, čia miestelio legenda, čia Šventa Marija apsireiškia, ten dar kažkas. Kitą miestelį nuvažiuoju, tą pačią istoriją pasakoja. Galvoju, kad ir haliucinuot gali, bet pasidomėjau, kad apie juose tose miesteliuose apsireiškia Marijos, tai tenai, žinot, unikaliai. Irgi net iki tos vietos, kur dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, net man žaidimų prigalvojo oro uoste laukiant. Žinot, kai sėdi tenai žmonės, aš ten nėra ką veikti, jis, pavyzdžiui, pasiūlė žaidimą, sako, įsivaizduok į rolę einančių žmonių per šoną. Pavyzdžiui, žinot, kai eina ir įsivaizduok, ką jis dabar mintyse galvoja savo. Labai fainas žaidimas, kur eina ten vaikinas, kur čia man pavalgyti, kur čia tos tualetus. Ir toks, žinai, savo, kai kalbi, labai juokinga pasidaro, ir su vienas kitu. Tai tikrai gali duoti patarimų. Kitas panaudojimo būdas irgi toks lengvesnis yra kasdienių užduočių žaidimifikacijai. Mes kiekvienas pavargstam, sėdėtam ofise, prie to stalo, atlikinėtas užduotis ir dėl to einam į konferencijas, kur kviečia, duoda išgerti nemokamai sumuštuko, paklausyti Bernatoną, biškai pakeisti aplinkai bent jau. Tai šitoje vietoje mes irgi galim ir savo kasdieną nuspalvinti fainiau. Mano kasdiena kokia yra, aš ant scenų lipu, man šnekėti reikia. Ir kai jau šneki kurį laiką pavargsi nuo to pačio per tą pačią, tada pradedi prisigalvoti nesąmonę. Tai vieną kartą irgi turėjau vieną konferenciją praeitais metais prieš 700 žmonių kompenso salėje. Ir su ChatGPT sukūriau tenai eilėraštį vieną ir ChatGPT pasiūliau, davai sudainuojam gal. Aš nei dainuot nemoku, nei grot nemoku, bet galvoju, pabandysim, jeigu jausis su savo auditorija, kažkas gal įdomesnio bus. Ir paskaičiau tą pranešimą, fainu, ir sakau, smagu bus, pasiplosim savo pranešimą, bet sakau, padarykim, kad jis būtų įsimintinas. Sakau, aš dabar išeisiu iš scenos ir kai grįšiu, sakau, jūs mane turit pasitikti, lyg Eltonas Džonas būčiau. Aš jau su gitara grįžau, toksai kaip čia, visi ploja, ūžė, sudainavom mes tą eilėraštį su auditorija kartu, grojom, dainavom, sakau, nei grot, nei dainuot nemoku, buvo žiauriai smagu, fainai ir įsimintinas atsirado dalykas. Tai mes tą žaidimifikaciją galim kiekvieną daryti. Vėl, ChatGPT duodam rolę, duodam savo dienos rutiną, ką turim padaryti ir sakom, ar gali gamifikuoti šitą užduotį, iš jos padaryti žaidimą su kolegomis, kaip mums pirmadienį padaryti geriausią dieną savaitai. Kaip mes taškus rinkti galim pradėti. Kas esat matę The Office? Atsimenat Office Olympics, kaip buvo. Padaryk mums Office Olympics, ChatGPT ir planą, ką mes galėtume pažaisti. Tokie paprasti dalykai jie ir gerina mūsų įgūdį ne tik tai kasdienoje naudoti, bet ir profesionaliai. Čia yra tiesiog įpročio klausimas. Grįžtam prie rimtesnių dalykų, automatinis dokumentų pildymas. Tai irgi visi turim dažnai atsikartojančius dokumentus, kur atskiria etatai tą pačią informaciją į failus deda, tas užknisa, užtrunka. Tai šitoje vietoje, pavyzdžiui, mes turim irgi vertės pasiūlymus, kai yra kuriame, nereikia sudėti kažkokią finansinę informaciją, kai užpildo kažkas internete užklausą ir tada žmogelis ten sėdi dėlioja. Ką mes galim padaryti? Galim paruošti automatizaciją, kur Excel'yje sukrenta tie kontaktai. Mes turime savo standartinį docsą, tą docsą su tą informaciją užpildome, įkeliam ją į Drive'ą, iš Drive'o paimame, įkeliam iš karto į Gmail'ą ir tada pardavėjas turi tiesiog paspausti send vietoj viso to. Ir tą galima su įvairiausiais dokumentais daryti, tai esame darę automatizaciją, kur buvo vieni, kur pervežimus daro tarp šalių, reikia muitus pildyti, dokumentai žiauriai faini tenai, šiaip ten labai gailėjo žmonės, kai tenai atėmė iš šito darbą, tikrai liūdna jiems buvo, bet tikrai galim per Make.com, Zapier tą daryti, sudėliojom, kaip atrodys procesas ir su kokiom programom tą darysime, atsidarome tas Make.com arba Zapier, tenai sužymėm tas programas ir procesą sudėliojom ir tada testuojam ir tobulinam. Iš pirmo karto nepavyks. Faktas, bet įgundant galima bet ką automatizuotis.
Ir paskutinis panaudojimo būdas yra, kai tiesiog kažko reikia. Visi žinome, labai man patiko šitas mimsas, kur sako, kad vienoje pusėje žmonės sako, valio, sako, AI už mane išplės e-mailą ir parašys ilgesnį. Tai žmonės gauna e-mailą, sako, valio, AI už mane su tą santrauką e-mailą parašys, kad skaityti nereiktų. Taip ir komunikuojame žmonės, kartais rašo, šnekam vardant šnekėjimo, rašymo. Tai kai reikia, žinot, kai reikia ruošti tekstą vardant tekstų, kai reikia biurokratinius dokumentus pildyti, projektus rašyti, didžiausia nesąmonė, išplėstinis idėjų dėstymas, visiems šitiems dalykams, nebegaiškit savo brangaus laiką, geriau Netflixą pažiūrėsit ir bus patiems geriau nuo to. Tai mano palinkėjimas su šitais praktiniais būdais bent vieną iš tų dalykų panaudokit. Kelionę suplanuokit, dėryboms pritaikit, kažkokį kitą įrankį plėtinį instaliuokitės. Geriausi panaudotojai yra ne tie, kurie tenai super programuotai varo, daro, tie, kurie tiesiog kiekvieną dieną žaidžia su dirbtiniu intelektu. Tikrai. Ir mano jo turbūt toks ir palinkėjimas būtų, o tie, kas norite gauti dar šiaip resursų, tai mes šitą nuorodą nuskanavę rasite promptus, šablonus, template'us, naujienlaiškį mūsų, tai galite nuskanuoti, užsiprenumeruoti, aš pats esu LinkedIn'e, tai galite pasiekti, kas dar nesekat, o šiaip ir Instagram'e esu, tai kas norit sekėjų daugiau gauti, irgi galite kelti, užtagint mane, o šiaip vedu dirbtinio intelekto mokymus, visai kartais linksmi ir praktiniai būna, tai kažkam reikia, turėkite omeny, rekomenduokit kolegom. Tai ačiū Jums labai. Antanai, ačiū tau labai už tikrai tokį gyvą ir įkvepiantį pranešimą. Ir kaip matau, mes tavęs dar nepaleisime. Bet galbūt turime gyvai iš auditorijos klausimų. Tai sako, tik komplimentai. Komplimentai skrieja. Bet turime tikrai platformoje minti, kurie, tai bandau jos tau ir sakyti. Kokie akcentai dirbtinio intelekto politikoje turėtų būti, kad konfidenciali informacija, know-how nepasiektų kitų to dirbtinio intelekto vartotojų? Labai geras klausimas, tai apskritai labai džiugu, kad kalbama jau apie politiką, kad klausimas nebeformuluojamas, o kaip su duomenim, kas dažniausiai būdavo prieš metus laiko, o dabar jau apie tą politiką kalbama. Tai svarbiausi dalykai yra apibrėžti pas save viduje, apsibrėžti, kas yra pas mus jautrus duomenis. Nes dažnai darbuotojai tiesiog nežino, čia normaliai visi žino šitą informaciją, bet nesugeba suvokti, kad čia tik tai pas mus burbule visi žino šitą informaciją. Tai vėlgi apsibrėžti, kas yra mūsų jautrus duomenis. Kitas sutarimas, kokius mes sutarėme naudoti įrankius, o kokių nenaudojame. Ir tada tai šitoje vietoje atsiranda komunikacija, žinom, kokius naudojam įrankius, žinom, kokią informaciją galim dalintis, kokią negalime. Ir tada savaime, aišku, reikia prevencijos. Tai šitoje vietoje mes, pavyzdžiui, turime labai fainą įrankį sukūrę prevencijai, kuris dirba su įvairiausiais įrankiais. Tai nėra tiesiog atsaugi aplinka, bet kuri ką daro, turėčiau kompą, galėčiau demo iškart parodyti, bet irgi yra tiesiog kaip plėtinys, visiems darbuotojams instaliuojam ir kaip, pavyzdžiui, jie įrašo kažkokią jautrią informaciją, kas ta jautri informacija irgi galima custom padaryti, kuriuose puslapyje veikia custom. Ir, pavyzdžiui, aš rašau, kad Antanas@yai.lt įrašau savo e-mailą, iškart nuskaito kaip jautri informacija ir pakeičia ją anonimišką user@example.com. Tai čia su bet kuo skaičiai, asmens kodai, API raktai ir panašiai. Ačiū. Kitas klausimas labai irgi įdomus. Palyginkite Copilot ir ChatGPT trūkumus ir privalumus pritaikant versle ar buityje. Copilotas, vėlgi, jisai veikia ant tų pačių modelių kaip ir ChatGPT. Tai mes žinom puikiai, kad Microsoftas investuoja daug pinigėlių į OpenAI ir tada naudojasi jų dalykais. Tai kokie yra pliusai Copiloto, kad jis yra saugesnis, iš karto mes Enterprise nereikia mums dar vienos programos kažkokios, jie daro daug integracijų į savo vidų, atsiranda skaidrėse, atsiranda online susitikimuose. Vienintelė problema, kad tos integracijos dar neveikia. Mes panaudojam ir ten tas skaidrės, kuria nesąmonė prikuria. Tai čia yra tas minusas ir ChatGPT, ką daro, tai yra atskiras įrankis, kuris tik tai tam ir sukurtas, bendrauti, komunikuoti. Tai kaip aš gal taip pasakysiu, negalima pasakyti, kas yra geresnis ar blogesnis, čia kaip su geru vynu. Geras vynas yra ne tas, kur brangus, bet tas, kur jums skanus. Tai šitoje vietoje irgi, jeigu jaučiat, kad Copilotas jums labai faina, valio, aš pats atvirai tariant, jo nenaudoju, man daug labiau patinka ChatGPT arba Notebook LMS arba Claude'as. Matau, kad plaukia klausimai, bet dar keletą pabandykime atsakyti. Kodėl naudojate AI integracijose Google ekosistemą, Google Docs ir taip toliau, o ne M365? Čia tas pats turbūt klausimas, nes mūsų apskritai įmonė dirba, mes su G Suite daugiau dirbam. Tiesiog įprotis, tai čia nėra geriau ar blogiau.
labai įdomus irgi klausimas susijęs su susitikimais verslo. Verslo susitikimai dažnai vykdomi nuotoliu, ar ne, nuotoliniu būdu. Kaip įsitikinti, kad per kamerą bendrauji su tikruoju verslo partneriu, o ne sukčiais? Tai tavo pavyzdys jau parodė. Šiaip buvo jau tokių atvejų, kai iš vieno startupų išviliojo 25 milijonus, ne, nes prisijungė į online susitikimą COO ar CFO kažkuris ir sako, nu, žiūrėkit, perveskit man, buhalteriui sako, 25 milijonus ir čia, nu kaip, nu, tai sako, perveskit. Tai ilgai buvo planuota ataka, bet buvo deepfake'as, prisijungęs balsas tas, veidas tas ir padarė tą pavedimą, nu, ir ką daryti. Tai šitoje vietoje aš gal ironiškai atsakysiu, kaip atpažinti, nu, žinot, yra ten mini detalės, tas sunkiau daryti, bus vėlgi iššūkiai auga ir prevencija, bet šiandien tokį ironišką visai LinkedIn'o postą parašiau, kaip tik šiandien šviežiausias, apie tai, kaip atpažinti deepfake'o nuotraukas. Tai paskaitykit, pažiūrėkite, paskutinis mano postas šiandien ryte papostintas. Beje, turėsime šiandien pranešimą būtent mūsų prevencijos departamento kolegės apie sukčius ir kaip jūs atpažinti. Na ir dar vieną trumpą. Ar yra programa, kuria kuria videoklipus? Kuri kuria? Videoklipus čia vėlgi yra gan platu, kaip tą galima panaudoti, bet nuo ko siūlau pradėti vėl labai priklauso nuo poreikio, ar tai yra visiškai nuo nulio, aš pasakau, ko noriu, man sukurtų visą filmuką, tai šitoj vietoj yra, bet jie dar nėra veikiantis, mes labiausiai laukiame kaip OpenAI tas įrankis Soros, bet kurio niekaip nepaleidžia viešai, bet yra labai kiti faini dalykai, kur žiauriai sparčiai tobulėja, kur galima, pavyzdžiui, animuoti nuotrauką, sukuri nuotrauką ir ją suanimuoji, kad judėtų. Galima veidus įgyvinti, kad jie būtų. Galima, tai žodžiu, kad iškart ima ir viską sukuri. Yra demo, bet jie dar nelabai veikiantis, bet čia mes labai sparčiai pažengėm šiemet video kūrimo srityje. Aš dabar pats noriu, dar nespėjau paruošti. Yra įrankis, kurį labai noriu išbandyti, kur tu filmuojasi kaip pats, ne, vaikšto po seną ir tu iš karto jį gali pakeisti į animationą. Animacija, kad atsiranda. Uždedi, kad čia būtų robotukas animaciniam pasauliu, kad Šrekas tampu. Pavyzdžiui. Tai mes labai toli su tuo nuėjom, tai sakau, jeigu pabandymų įrankių siūlau Runway ML pabandyti, jie turi labai daug visokių fainų integracijų ir Pika Labs. Tai du tokie mano favoritai šiuo metu. Tai kągi, ačiū Antanui dar kartą už tokį pranešimą. Ačiū labai. Dėkui.